Yra nemažai organizacijos tobulinimo ir veiklos valdymo metodikų. Bent jau keletas: Lean, apribojimų teorija, 6 sigmos, Agile, Scrum ir panašiai. Tai kuri iš jų yra geriausia ir kaip išsirinkti labiausiai tinkamą? Sveiki, jūs klausotės podcasto Nuo amato prie verslo, kuriame tikima, kad verslas turi būti pajamų, pasiekimų ir pasitenkinimo šaltinis, o ne tik kelti stresą ir deginti laiką. Sveiki, ir vėl jūsų ausinėse aš, šios laidos autorius ir vedėjas, verslo efektyvumo konsultantas Nerijus Jasinavičius. Jūs klausotės 142 epizodo. Neseniai vieno pirminio pažintinio susitikimo su potencialiu klientu metu, tiksliau susitikimo su tos įmonės vadovų komanda, to susitikimo metu, iš vieno iš dalyvių išgirdau klausimą: kokią tobulinimo metodiką geriausiai diegtis įmonei? Dar kai aš pasiklausiau, kodėl jie nori pasirinkti vieną metodiką, sulaukiau tokio patikslinančio komentaro, nes įmoniai pasirinkus pagrindinę tobulinimo metodiką ir tiesiog ją įsidegiant, per daug negalvojant, viskas būtų daug paprasčiau. Nes kiekviena metodika turi tam tikrus atidirbtus elementus, pavyzdžiui, vidinę komunikaciją ar tam tikrų situacijų sprendimą, ir viskas būtų aišku ir paprasta. Aš manau, kad tai klausimas, kurį savo užsiduoda dažnas vadovas, nes mes norim atsirinkti geriausius dalykus ir juos prisitaikyti savo organizacijose. Todėl manau, kad verta į šitą klausimą pasižiūrėti detaliau. Ir pradėsiu nuo vieno komentaro, kurį kažkada esu gavęs iš apribojimų teorijos kūrėjo daktaro Eliyahu Goldrato. Jisai sakė, kad organizacijos valdymas ir tobulinimas nėra ir neturi būti religija. Nes religijoje mes tiesiog tikime, o organizacijų valdyme ir tobulinime mes privalome suprasti priežasties pasekmės ryšius. Nes imdamiesi vienokio ar kitokio veiksmo, būtent privalome suprasti ir žinoti arba numanyti, kodėl ir kokiomis prielaidomis remiantis mes manome, kad esamas vienoks ar kitoks veiksmas ar pokytis, ar tų veiksmų ir pokyčių rinkinys atves mus iki norimo rezultato. Nes tik suprasdami priežasties pasekmės ryšius, mes galime imtis korekcinių veiksmų, jeigu nepasieksime savo rezultato. Beje, ne kartą esu kalbėjęs ir minėjęs, kad ypač kai darome pirmą kartą kažkokius pokyčius, o bet koks pokytis jisai pradžioje vyksta pirmą kartą, tai nepaisant visų mūsų įsitikinimų ir manimų, realybė visada laimi. Reiškia, bet koks pirmas pokyčio taikymas tai yra eksperimentas, kurio metu mes tikrinam, ar mūsų planavimo metu padarytos prielaidos buvo teisingos. Juk bet koks pokytis yra įgyvendinamas tokia seka. Pirmiausiai, mes išsikeliam vienokį ar kitokį tikslą. Tikslas turėtų būti labai aiškus, konkretus, išmatuojamas. Apie tikslų iškelimą mes jau esu kalbėjęs ir aš manau, daugelis iš jūsų moka išsikelti tikslus. Tas tikslas gali būti padidinti pardavimus, sumažinti broką, padidinti pralaidumą ar panašiai. Mes išsikeliam tikslą, tada mes analizuojam situaciją ir padarom tam tikras prielaidas. Remdamiesi tomis prielaidomis mes priimam vienokius ar kitokius sprendimus, tai yra sudarome veiksmų planą. Ir toliau tą veiksmų planą mes įgyvendinam. Ir pasiekoje savo veiksmų mes gaunam rezultatus.
Ir jeigu rezultatai netitiko mūsų lūkesčių, mums reikia pasitikrinti. Pirmiausia, reikia pasitikrinti, ar mes padarėm visus suplanuotus veiksmus. Bet jeigu mes padarėm suplanuotus veiksmus ir negavom rezultato, reiškia mūsų prielaidos, kuriamis remdamiesi mes padarėm sprendimus, buvo ne visai teisingos. Reiškia, mums reikia koreguoti savo sprendimus ir vėl daryti eksperimentą, pasitikrinti, ar veiksmai atves prie rezultato. Bet jeigu mes neturime to supratimo priežastinio ryšio, o mes tiesiog tikime, kad toks veiksmas turi atvesti prie rezultato, tai net būnant rezultatui mes negalime imtis jokių korekcinių veiksmų. Ar mums belieka tiesiog kartoti savo veiksmą ir tikėtis, kad įvyks stebuklas. Ir taip yra, sakykime, daugelio religijų esmė. Nes ten reikia tikėti. Ir tikėti nėra blogai, tačiau versle ir ne tik versle, bet organizacijas valdant ir tobulinant, tikėjimas turi būti paremtas labai aiškiai suprantamu priežasties pasiekmės ryšiu. Gerai, bet grįžkime prie klausimo, ar reikia pasirinkti vieną metodiką ir kurią. Ir kartais organizacijom gali būti, ar gal ne organizacijom, vadovam, verta apsiriboti vieną metodiką. Nes jeigu dėl vienų ar kitokių priežasčių, ar organizacijos vadovui ar padalinio vadovui nuleidžiamas konkretus tikslas įsidiegti metodiką, tada jam nereikia išradinėti dviračio ar ieškoti kitų metodikų, nes jam liepta įsidiegti metodiką. Beje, jam tada nereikia rinktis, jam būna pasakyta, kokią metodiką įsidiegti. Beje, aš manau, kad kai kurie iš jūsų pagalvojat, kad taip nebūna ir nebūna sprendimų įsidiegti metodiką. Padėkėkit manim, pakankamai dažnai būna, ypač prieš kokius 8 ar net 5 metų, daugelis viešojo sektoriaus, valdiškų organizacijų diegėsi lean metodiką. Mes esam gavę ne kartą užklausas, kiek kainuotų įsidiegti leaną ir ar sertifikuojame leano diegimą. Pirmiausia, reikia suprasti, kad lean metodikos, kaip yra apribojimų teorijos, iš esmės įsidiegti neįmanoma, tai yra nebaigtinis, tai yra nuolatinis procesas. Ir kitas labai svarbus dalykas, reikia suprasti, ką mes vadinam įsidiegti tą metodiką. Dažniausiai viešajam sektoriuje tas leano diegimas apsiribodavo 3-4 įrankių iš lean metodikos įsidiegimo. Beveik visos viešojo sektoriaus organizacijos labai pamėgo Asaiči, kas yra tie rytiniai susitikimai, dar kokie nors Gemba walkai, apsilankimas darbo vietose, dar kokie nors biškiai Kaizen lenta, rodiklio lenta ir viskas. Ir jie sako, mes įsidegėm leaną, nors nei reikšmingai sutrumpėjo klientų aptarnavimo laikas, nei dar kažkas. Beje, dažniausiai tokie diegimai baigėsi po to kalbėjimu, kad lietuviška aplinka yra unikali ir Lietuvoje lean metodikos neveikia. Aš apie tai kalbėjau 113 epizode. Taip, bet jeigu įmonė arba net ir viešojo sektoriaus organizacija iš tikrųjų nori reikšmingai pagerinti savo veiklą, o ne įsidiegti metodiką, tuomet jai nereikia rinktis vienos metodikos. Neretai aš klientams sakau, kad jų organizacijai iš vis nereikia nei lean, nei TOTS, nei 6 sigmų, nei ten kažkokio agile. Organizacijai reikia įrankių pasiekti vienokius ar kitokius tikslus ir išspręsti vienokias ar kitokias problemas. Ir taip, tos metodikos duoda
įvairiausius sprendimus ir skirtingos metodikos sprendžia skirtingas problemas. Būtent todėl nereikia rinktis vieno dievo ar net diskutuoti, kuris čia dievas ar kuri metodika yra stipresnė bendraja prasme. Viskas priklauso nuo to, kokias konkrečias problemas jūs norite išsispręsti. Taip, turiu pripažinti, kad aš dar pamenu tuos laikus, kai tik pradėjau užsiminėti veiklos efektyvumo tobulinimu, tai buvo diskusijos tarp įvairių konsultantų ir vadovų, kuri metodika galingesnė, stipresnė ir panašiai. Toks kaip vos ne diskusija tarp įvairių religinių vadovų, kurių dievas tvirtesnis. Tačiau, reikia pripažinti, kad jau daug metų, kokių 15 ar ne 20 metų, įvairiuose tarptautinėse efektyvumo didinimo konferencijose kalbėtojai, pristatinėtojai dažniausiai kalba ne apie vieną ar kitą metodiką. Jie kalba jau apie tą vadinamą TLS, TLC Lean Six Sigma, kaip vieną tokį labai platų įvairiausių tobulinimo metodikų rinkinį su labai plačiu įrankių krepšeliu. Ir būtent tas platus įrankių rinkinys ir leidžia atrinkti geriausius įrankius vienai ar kitai konkrečiai problemai. Pamenu pats, kai prieš irgi daug metų, dirbdamas tada su vienu iš pirmųjų savo klientų, susidūriau su labai konkrečia problema. Mes diegiam apribojimų teoriją, identifikavom vienas stakles, kurios buvo esminis apribojimas toje įmonėje ir aš kreipiausi per vieną iš mokymų tiesiai į apribojimų teorijos kūrėją Elijahu Goldratą su klausimu, koks yra sprendimas apribojimų teorijoje konkrečiotaus įrengimo problemai spręsti, o ta problema buvo tame, kad tai buvo labai ilgai trunkantis perderinimai. Tiesiog perėjimas nuo vieno gaminio prie kito, tose staklėse tame įrengime truko labai ilgai. Ir daktaras Elijahu Goldrata pasakė tiesiai šviesiai, sako, taigi, ką jūs išradinėjate čia dviratį, yra Lean metodikoje, Taichi Ono suformuluotos labai nuostabus įrankiai, kuris vadinasi SMED, perderinimų trumpinimas, jūs imkite ir prisitaikykit. Man tada buvo šioks toks surprizas, sakau, bet čiagi neapribojimų teorijos metodika, kodėl mes čia kalbam apie kitą metodiką. Ir tada būtent ir Goldratas pasakė, sako, neužsiciklinkit tik tai vienos metodikos. Kiekviena metodika sprendžia skirtingus klausimus. Taigi, pavyzdžiui, apribojimų teorija gali padėti identifikuoti apribojimą, konkretų įrenginį. Tuo tarpu Lean įrankiai gali padėti sutrumpinti tuos perderinimus to įrenginio. Taip pat kitas TPM įrankis, Total Productive Maintenance, gali padėti užtikrinti gerą to įrengimo darbingumą ir visą techninę priežiūrą. 6 sigmų įrankiai gali padėti užtikrinti, kad visos detalės, kurios jau praėjo apribojimą, nukeliaus iki pabaigos nesugadintos, tai yra bus užtikrinama kokybė. Ir tai yra tik tai vienas iš galimų kombinuotų sprendimų, o tų variantų gali būti labai daug, todėl kad skirtingi įrankiai sprendžia skirtingas problemas. Beje, labai svarbu suprasti, kad kai mes pasirenkam tik tai vieną metodiką ir pradedam ją aktyviai diegti, mes galime prisidaryti įvairios žalos, nes kiekviena metodika yra pritaikyta tam tikrom aplinkybėm. Ir toks netgi, sakykime, religinis vienokio ar kitokio įrankio taikymas gali padaryti daug žalos. Štai pavyzdys, kad reikšmingai sumažinti atsargas, kas iš Lean metodikos ateina, labai aukšto neapibrėžtumo aplinkoje gali turėti daug neigiamų pasekmių.
Vėlgi grįžtant prie to kombinuoto įrankių taikymo, nes kartais mes turim diegimo metu iš klientų klausimų, kad ten vienas ar kitas konkretus sprendimas, jis čia iš lyno ar apribojimų teorijos, ar iš kokio agilo, bet juk pačio įrankio ar to sprendimo kilmė tikrai nėra svarbi. Svarbiausiai, kokią naudą tai duoda. Beje, kai kuriais atvejais netgi sunku pasakyti, iš kur tas įrankis, nes kai kurie įrankiai naudojami įvairiose metodikose, kaip pavyzdžiui Kanban, yra ir Lean metodikoje, ir Agile, nors jie taikomi šiek tiek skirtingai, bet esmė to įrankio yra ta pati, yra nepaleisti per daug darbo į sistemą. Todėl tikrai nereikia organizacijai apsiriboti kažkuria viena metodika. Nes organizacijos tobulinimas tai ne religija, ne bažnyčia. Neužtenka tikėti, reikia suprasti, bet tuo pat metu tikrai nereikia rinktis tik vieno Dievo ir jam melstis. Dėl to nebijokite išmėginti įvairiausius įrankius savo organizacijų tobulinime, nes tikslas yra užtikrinti, kad jūsų organizacija turi konkurencinį pranašumą ir sugebėjimą tą konkurencinį pranašumą išnaudoti. O jeigu abejojate dėl vienokio ar kitokių įrankių taikymo savo įmonėse, visada galim susitikti ir pasikalbėti. Na, o šiandien tiek ir iki kitų susigirdėjimų. Dėkoju, kad klausėtės. Ir nepamirškite užsiprenumeruoti šį podcastą, kad visuomet gautumėte informaciją apie naujausias laidas. Taip pat būsiu labai dėkingas, jei įvertinsite šį podcastą palikdami atsiliepimą savo įprastoje podcastų platformoje. O jei pažįstate kažką, kam jūsų nuomonė šis podcastas būtų naudingas, būtinai pasidalinkite. Iki!